Sveiki, draugai! Tai sveikinu šį kartą iš pamiškės ir keliausim šiandien į mišką. Statysim pavėsinę, kepsim senoviškai vištieną ir praleisim naktį. Tai kviečiu žiūrėti. Ačiū keliaujantiems su manim, UAB Traidenis ir Freediving LT. Jeigu reikia stovyklavimo įrankių, galite užsukti, išsirinkti. Ir ačiū kontribistams, ačiū kitaip remiantiems. Ir keliaujam į nuotykius gamtoje. Įlindau dabar į pamiškę tokią, pilną žolių. Tai bandysim eiti prie upės ir rasti kur tokį patogesnį praėjimą. Suplėšiau kelnes. Nu, reiks ieškoti naujų kelnių. Per to žabakštynus brendant lenkiausi ir dar pagaliais prabrėžiu. Nu, tai žodžiu, turiu tokią skylę. Tai gerai, kad čia žmonių nebus, tai nieks nenužiūrės. Net keista. Iš kur čia atsiradęs toks bajavas. Va, čia yra varnalėšos lapai. Pabandysim kelis nusiskinti ir panaudoti vištienos gamybai. Čia va yra buvus tokia sodyba, tai dabar ieškau krienų lapų. Va jau matau yra vištienos gamybai. Jo, krienai. Bet einam. O čia turėjau tokį upelį nedidelį. Gal per šitą medį ir praeisiu. Man atrodo, geriausia čia bus vieta. Medis slidus. Suprantu, tik tai iš ko likti nelyju. Gal neišsiversiu. Ant tos einu, šitą galiu įsikipti. Tai nėra tai blogai. Svarbu nepaslysti. Ir kad medis nesulūžtų. Ups. Kažkas traška. Kokį žvėrių taką radau. Kokį švaresnį. Ne šiaip žabakštynai visur čia. Jau baisu ir lankstytis, kad nesuplėšiu daugiau kelnių. Nes po to pareisiu kaip su stringais. Arba iš vis reiks be kelnių pareiti. Bet tą kalną nelipsim. Eisim šalia, gal jo pavyks praeiti. Dar vienas upelis. Čia toks irgi mažiukas. Jo, mano žvėrių takas panašu, kad į viršų nueina į pačią statomą. Žvėris kažkur va per čia eina. Bet aš kuprinę čia neprasilanksti. Ten matyt reiks eit man. Pagal nuzulinimą ten matyt šernų vonios ten. Na, šiek tiek toliau apsistojęs būsiu. Tai gal nesulauksiu naktį svečių. O, čia panašu, kad baravykas. Bet jau toks suturnėjęs įtariu. Oi. Sukirmėjęs. Baravykas. Na, koks geras skardis. Turbūt koks 15 metrų. Va, įlindau tokio žabakštyną dabar. Gervugių šiaip nėra tokių, kur brėžtų, bet tokie žabakštynai žiauriai ilgai. Prailgina įmo, galvoju, gal per upę eiti. Upė tai šalia yra visai sekli smėlėta, bet daug nebelika man. Pusę kilometro, bet kažkaip reikia praeiti.
Nesinorėčiau ko išlapinti. Nusimaut, apsimaut, gal kažkaip praeisiu. Ulialia, koks gražuolis, koks gražuolis. Ma, gerai. Tokį vieną praktiškai man ir užtenka. Nu, gal šią naktį apsėsim be linksmybių. Ir stengsimės užmigti natūraliais būdais. O, turim dar vieną grybo geltonpintį. Šiaip visai skanus grybas, bet kol kas nevalgysiu, nerinksiu. Kažkuriam video esu pernai liktai kepęs, tai tokio saldžiarūgščio skonio. Ir dažniausiai jo šiaip vienoje vietoje, jeigu išauga, kitais metais irgi dažniausiai būna. Aš esu tokių netgi atveju turėjęs, kad Google Maps'e kažkas nufotkino. Prieš 3 metus tam kam nors pažintiniam take, po to ateinu, po kokių 3 metų tą pačią vietą žiūriu, auga toj pačioj vietoj. Nu va, atėjome į savo vietą. Kažkada žiemą sustovyklavęs čia. Bet va, pasižiūrėkit, anksčiau matydavos vanduo pro ten, o dabar viskas apaugė. Tik čia va šviesos daug yra. Gal ar čia vandens leistis nebūt čia labai. Nes čia toli vanduo, ją pačią leistis. Jo, bet čia medžių nudžiūvusių daug. Nu čia jau per audrą pavojinga būt, nes va lūžinėja medžiai. 1, 2, 3, ten toliau 4. Čia 2 medžiai nulūžę. Bet liktai nežda nieko dramatiško, tai einu dabar aš biškį pasivaikščiot prie vandens ir paieškot medžių ir gal kokią nakvynės vietą geresnę čia vandens rasiu. Upė tokia, bet čia liktai žvėris vaikšto, praėjimas jau. Bet važiuoju visai čia gera gal vieta. Čia reikia ir apsistot gal kur nors. Prie vandens vienas minusas, kad vėsiau gali būti, bet daugiau tai tik privalumai. Nu, čia malko panašiai, ką gali nelabai būti. Panašu, kad nuplėšė kažkas. Nuverta. Nuvertė kažkas. Pro kuriam užteks man. Eisim toliau. Grįšim ten, kur buvom. O dabar bandysim pavisinę statyti. Čia yra toks skersinis. Bandysiu čia įsipjaut, kad įstatyti šaką ir ten pririšti. Tokia gavus pavisinė. Tai čia biškai apsitvarkysim. Matau, šliužų yra, bet gal neateis naktį. Pasidėsim lapų. Dabar gerai, po audros yra šakų visokių. O gal ir nieko. Kol žarijos gaminas pasisūdysim. Gultas paruoštas. Dar laukiu žarijų. Dabar eisiu mėsą vynioti
į krienų šaknis ir nusivalyti dar grybus reikia. Bet reikia vandens atsinešti, nes neturi vandens. Vanduo iš upės nėra geriausios kokybės, bet šiaip skaidrus. Nematau nieko plaukiant. Nu va, nusivaliau grybus. Tai praktiškai tik tai perkūn baravykai buvo geri. Tikriniai baravykai visi buvo sukirmyje. Nu va, vištieną turim. Tai tą vištieną dabar suksim į krieno lapą. Krienas turėtų duoti kvapą. Ir po to įmesim į žarijas. Tai vieną gabaliuk pabandykim varnalėšą susukti, kad būtų kitoks skonis. Šiaip dar turėtų būti koks molis, geriausia būtų apvyniot moliu. Nes šitas krieno lapas tai jis ilgai nelaikys. Pradės biškį degt, nes visgi žarijų aš neturiu gerų. Verda grybai, bet kažko man liktai prikipt norėjo. Gal dabar druskos dar nedėsiu, tegu biškį paverda. Vėliau bus galima išvirus įdėti. Įdomu, kaip čia atrodo va šitie iškepti ir neiškepti. Oi, čia kitur tai jau stipriai apkepė. Nu, kas čia gavos, mums nelabai turbūt kas gavos gerai. Nu, šitie 2 gabaliukai liko iš 5. Kiti va jau tokie apskrūdė, jau turbūt nieko gero iš jų nebebus. Žodžiu, liko 2 gabaliukai, vienas varnalėšų keptas, kitas krienų lape. Per kepsniukai. Na. Dabar ragauju tuos, kurie jau žolė sudegus. Jau tokie biški padegėsiai. Juos, ką reiškia, senai bekepiau ant laužų. Ragaujam, kas čia gavos man. Šitas atrodo krienų lapė. Tokia žolytė jaučias, kaip koks būtų, kai pajarai būna, kai duona, kai kepant tai jų toks šiek tiek jaučias žolės. Nu, skanu šitas. Užskaitau. Sakykim, kai neturi folijos, tai lapai varnalėšos arba, reiškia, krieno, tai labai gerai. Šitas yra varnalėšos. Tai skonis kitoks. Net sakyčiau, gal skanesnis, ne? Nors nesu tikras. Nes šitas biškai apkibęs varnalėša, gal dėl to skonį kitokį duoda. Sveikingai pavalgiau. Kadangi žarijų turiu, galvoju, reikia dar kitas pasikep. Kelis dar gabaliukus turiu. Kiek čia tų valandų? O, jie jau. 11 valandą jau. Jo, laikas greitai eina. Nu, paragaukim šliurpalą, kaip čia gavos. O, kaip gerai, slidinėjo. Labai geri. Ko bijojau, ne veltui tas vėjas pakilo, pasirodo lyt pradėjo. Nu, žodžiu, kažką bandau slėptis, nors visai neplanavo likti lietaus šiandien. Nu, vištienos gabaliukas dar kepa. Tai
turbūt suspėsiu, kol nesulijau. Ir greit lendu į pavėsinę. O šiokį tokį pasiėmiau dar vieną tentuką užsiklot. Nu gal laikys, nes tas senasis mano tai kiauras yra. Jeigu stipriai lys, tai čia lašnos visur. Na bet gal kaip nors, gal stipriai nelys, tikėkimės. Kaip ta prognozė apgau net nesitikėjau, bet pasirodo lyja. Dar šiandien tikrinau. Dar liktai spėjau vištieną įsikepti. Bet tik nežinau, kaip čia man bus. Nes viena pusė tikrai yra laidė lietui, kita pusė ne, tai reiks gal kombinuoti vieną. Jau 2,5 valandos lyja. 3 valandos. Labas rytas. Jo, sumušiau visus miegojimo rekordus. 9:30 jau. Nu, sen nebes taip ilgai miegojęs. Nes praktiškai naktį gal nuo 2-4 visai nemiegojau. Kariavau su lietum, nes čia smarkiai pylė. Tai nežinau, čia va žiūri miegmaišis šlapės. Viskas sušlapa, batų irgi buvau įstikinęs, kad bats pasidėjo gerai. Pasirodo, batai buvo laukia palikti. Tai žodžiu, visai buvo nepasiruošęs lietui, va čia yra mano tas tentas, kuris turėjo kažkiek apsaugot, bet matot, kokie yra skelių. Nudėvėtas jau yra. Kažkaip praleidau. Gerai, kad dar turėjau antrą palapinsiaustę, tai dar su tuo dar pusę velnio. Nu jau kaip yra, su ta gamta nežinosi. Nu ką, kelios bandau čia kažką daryti. Gal išdžiūsiu greičiau. Dar naktį bairis buvo, ar pelė užšoka ant veido, ar kažkokia gal rūpužė ar varlė, nežinau, nes triktelėjo ant veido. Greit nusipurčiau, bet išbėgo kažkur toliau. Tai nesugebėjau pastebėti taip. Nu žodžiu, tokia smagi naktis. Vienas tai bats, tai gerai, atrodo sausokas. O tą buvau stačiai palikęs, tai taip ir prilėjo. Prieš eidams miegoti taip gražiai buvau sustumdęs pagalius, galvoju, ryte bus kaip tik žarėjos dar karštas, o čia pasirodo jos išdegė net, kol lijo, jos dar degė. Yra eglišak šalia, tai bus galima iš eglišakių. Nu ką, einu iškot sausų eglišakį ir užsikurt laužą. Va, turiu beržų prisirinkęs čia seniau, jeigu kas nutiktų. Nors šiaip čia beržų yra irgi, bet nešiotis ir gerai. O kaip gražiai dega. Va, gerą labai radau. Storą ir sausą. Einu parsinešti vandens. Po lietaus labai atsargiai reikia vaikščioti, ypač skardžiais, nes gali užlipti ant slidaus medžio ir nuslysi, jokie batai nepadės. Šiaip jeigu visą laiką reikėtų eiti parsinešti vandens, kaip aš kai einu į tokį skardį, tai nereikėtų jokio sporto. Nueini 100 metrų ir širdis jau gerai kala. O aš dar praktiškai be kibiro, jeigu su kibiro tai būtų dar geriau. Turim indelių su vandeniu, tai dabar dėsim miltų. Pasidarysim tešlą. Nu jau miltų
Dar reikia dėti. Nu jau kiek užteksiu, tiek visus miltus sudėjau. Biški mažokai miltų, bet prasisuksim. Nu, biški pasidariau per... Nu, kažką gal sukibdysim. Nusprendžiau, kadangi neturiu daug miltų ir indų neturiu daug, nes čia koldūnam reikėtų dar vieno indų. Tai nusprendžiau pasidaryti skautišką duonelę su grybais. O grybų dar kiek turiu. Tai ne juos dabar reikia suvalgyti. Pakepa duonelę skautišką. Gaminau koldūnus, o pasigabinau duonelę skautišką. Kadangi miltai šiek tiek pritrūko miltų ir kimbantį tešlą gavos, tai galvoju koldūnų negaminsiu, nes labai bus daug vargo, kol sukibdysiu šitos koldūnus. Tai bus pusryčiai mano. Įdomu paragauti reikia, kaip čia skonis gausis. Va, dar karšta. Bet va, nusiėmiau. Nu, toks skanus blynas. Mano pusryčiai skautiška duonelė ir grybai. Koldūnai gal skaniau būtų, bet be grietinės vėl. Bet kas keiščiausia, nei vieną sveiką tikrojo baravyko neradau. Nu, skaniai pavalgiau. Į ką, pakosimės turbūt po truputį. Paskutinę duonelę valgau ir keliausim. Nu, vėjas jaučia. Kitą savaitę video nebus. Išvažiuoju į Norvegiją 2 savaitėm su geologais, su mineralogais. Ieškosim brangakmenių. Tai nežinau, iš tikrųjų aš ne pats organizuoju kelionę, man pasiūlė. Tai ko nesudalyvaut. Tai va, bus gera praktika man. Tai tikiuosi, kad bus ko pafilmuot. Bus žygiai, palapinėse gyvensim. Ir matysim, gal laužus įkursim, gal išeis pažvejot. Žodžiu, stovyklausim ir iškosim brangakmenių. Nu va, apsitvarkiau savo vietą ir keliausim. Sutikau grybautoją, kas keišiausia tokioj vietoj. Tai kelis voveraičių turėjo, puskibirį. Ir dar kažką nešęs plastikiniam maišiukį. Tai atėjo, pasižiūrėjo, ką aš veikiu ir nuėjo. Biškai apdžiūvau jau, nors kojos kaip tik sušlapo. Bet tik vienam bate, kur buvo jau prilyję iš viršaus. Tai buvo taip jau, nu, po truputį drėgmė jau garuoja. Bet gerai, vieną naktį, taip sakant, prablūdėjo, bet viskas okei. Koks gražus upelis čia. Jo, gražus, bet turbūt sukirmėjęs, čia net neverta imti. 2 keliai. Arba per rastą viršų eit, arba pačioj peršokt. Gal čia paeit biškį palei upę. Gal mažiau bus. Jo, čia gal ir geriau, kažkoks upelis dar teka. Kažkoks upelis ten teka. Tiksliau tekėjo, tai ten eisim, turėtų būti mažiau žolių. Buvęs upelis. Tiksliau ir esantis, bet labai mažai vandens. Jo, čia man jau per sunku bus, jau medžias užverstas. Tai lipsim ten kažkur iškosim.
Nu ką, draugai, išėjau iš miško. Jo, žolynai čia dilgelynai. Mano žygis jau į pabaigą. Ačiū, draugai, kad buvot. Paspauskit laiką, jeigu patiko video, užsiprenumeruot galit. Taip pat paremt galit finansiškai Contribui platformoje. Beje, kontribistam šią savaitę įdėjau video apie žygio batus. O mes pasimatysim po 2 savaičių rugpjūčio pabaigoje ir su vaizdais iš Norvegijos apie brangakmenių paiešką. Ate!